Pratimą pradėsime atsigulę ant žemės. Pirmą užpakalinę koją ištiesime atgal, kitą viršutinę padėsime ant pagalvių, kad pasiaukštintume. Šita koja turi būti visada prigludus ir nesikilnoti. Tada pasvirę ant šono, ištiesime vieną ranką, kitą uždėsime ją ant viršaus ir visas pratimas atliekamas kaip knyga. Kol koja paguldyta lieka vietoj, šita ranka kyla lėtai, kontroliuotų judesių virš savęs, kiek išeina atgal. Nebūtina paliesti grindų, tiesiog kiek išeina ištiesime, palaikome 2-3 sekundės ir kontroliuotų judesių grąžiname atgal. Viso judesio metu šita koja nekyla. Ji turi būti vietoj, kad būtų fiksuotas dubuo. Judinasi tik krūtinės dalis. Dar kartelį. Sudedame. Ir grįžtame. Kartu su rankos judesiu nepalikite galvos stovėti vienos. Keliame ir sekame kartu. Taip atliekame tiek pakartojimų, kiek jums priklauso. Tuomet keisime pusės. Persinešame pagalvėlės, lygiai taip pat atsigulame ant šoną, apatinė koja ištiesta, kita sulenkta, praktiškai 90 laipsnių kampu padėta ant pagalvių. Ištiesime rankas, sudedame ir pradedame judesį.